Nu tai sveiki visi. Išskrendu į naują šalį, kurioje prifilmuosiu daug įdomaus turinio. Kol kas nesakysiu, kokią šalį išskrendu, bet video metu bus užuominų. Tokių pavyzdžių kaip kelio ženklai, kraštovaizdžiai, žmonės kaip jie kalba. Pagal tai galite atspėti, kokioje šalyje esu ir savo spėjimus rašyti komentarus. O kur išskrendu, pasakysiu video gale arba video kažkokioje vietoje. Dar nežinau. Tai va, o dabar einu link oro uosto. Perėjom visas patikras, viską padarėm, dabar jau prie vartų sėdim, atidėjom skrydį pusę valandos, gal nieko tokio, pusę valandos dar ne taip baisiai, bet gali ir daugiau atidėti, tikiuosi netidės. Šalta. Bye. Tai va, dabar yra labai šilta. Dabar yra kažkur 12 laipsnių šilumos. Žolė žalia. Rytoj bus dar šilčiau, bus apie 18 laipsnių. O dabar einam link mūsų viešbučio. Čia visai netoli oro uosto. Čia visą naktį dabar skraidys lėktuvai prie pat. Tai bus įdomiai miegoti taip. Bet o čia tokios kapinės einam. Oi. Ką tik pasakiau, kokios šalies kapinės, bet ištriniau. Tokia va, bažnyčia. Pasižiūrėsim. Labai toks gražus kaimelis. Šiaip čia dar ne ta vieta, kur mes skridom. Mes rytoj važiuosim į pagrindinę vietą. Į pagrindinę miestą. O čia tik tais oro uosto toksai miestelis. Parėjom į viešbutį mūsų. Dabar yra be 15:12. Tai jau labai pavargę, eisim miegot. Viešbutį parodysiu galbūt rytoj. Jau šiandien tingiu. Tai iki rytojaus. Tai labas rytas. Antras kelionės rytas. Esam, nesakysiu kol kas kur. Dabar eisim į oro uostą, vėl tą pačiu keliu, pusę kilometro. Ir važiuosim autobusu į pagrindinį miestą. Miegojau štai čia. Šiaip labai nepatogi pagalvė.
tai dėl to nelabai gerai mėgau. Bet šiaip, vienai nakčiai gerai. O lauke dabar yra apie 5 laipsnių šilumos. Tai jo, kaip ir sakau, dabar einam atgal į oro uostą. Kažkur pusę kilometro. Ta pati bažnyčia, tik tais, kad jau šviesoj. Žydi medžiai. Žodžiu, planavom važiuoti autobusu, bet autobuso nėra, reikia anksčiau bilietus pirkti. Tai važiuosim su Boltu. Kiek čia, 8 km gal. Tai va, dabar einam į Boltą. Vairuotojas nuėjo į degalinę. Jau mes pykom biškai, kad čia jau taip vaikšto tiesiog į mus palikinėje mašinai. O po to atėjo su krosanais. Tai va, taip biškai. Atėjo laikas pasakyti, kur atvažiavau, nes tokio dalyko jau nenuslėpsiu. O jeigu dar kažkas nesuprato, tai čia Paryžius. Triumfo arka. Eik tu sa. Wow. O čia yra žiedas aplinkui. Čia ne kas kitas kaip Eifelio bokštas. Mūsų bilietų laikas yra 11:10, dabar tik po 10 biškutį. Tai dar net neatsidarė. Tai Triumfo arka buvo pastatyta pagerbti Prancūzijos kariuomenei. Ją nusprendė pastatyti Napoleonas ir taip jos užbaigtos ir nepamatė pats, nes mirė anksčiau baigiant ją statyti. Dabar tai yra kaip nežinoma kareivio kapas.
atėjo laikas į mūsų Triumfo arką lipti. Tai dabar čia pažyminiai perėjui reikia eiliai stovėti. Nes ne mes vieni čia pasirodo. Pasirodo, nereikėjo to eiliai laukti. Kadangi ten tik perkasi bilietus. O mes nusipirkom prieš 2 mėnesius. Tai lauksim dabar lauke. Dar vienas aukštas. Nėra terasos, va terasa. Čia einam. Eik tu savo čia. Kardio. Kasgi čia? O, dar. Pagaliau. Wow. Eina savo. Yra tokių kalnelių tenais va. Eifelio bokštas. Ir Eliziejaus laukai. O ten ant kalno Montmartras. Wow. Jeigu nuo čia toks vaizdas, kiek čia, kokių 30 metrų gal aukštis. Tai koks bus vaizdas nuo 300 metrų aukščio Eifelio bokšto? Eina savo. Anksčiau mašinos galėdavo važiuoti kiaurai arką, dabar nebegali. Dabar po arką dega amžinoji ugnis ir yra nežinoma Kario kapas, kaip ir sakiau. Labai gražu, labai įspūdinga. Bilietus mes pirkome 2 mėnesius prieš Triumfo arką, bet visiškai nebūtina, nes ir čia mes vietai galima nusipirkti puikiausiai. O dabar išeisim į traukinių stotį ir važiuosim kitą miestą, kurį parodysiu vėliau. Iki stoties 2,5 km. Bet važiuojame į trumpam 4 valandom ten vaikštinėsim, nes miestas nėra didelis. Ir vakare grįšim į Paryžių. Ir toliau jau būsim čia. Švento Augustino katalikų bažnyčia.
viens de t'expliquer. Je viens de t'expliquer. Panašu, kad atvykom. Turim 4 valandas iki išvažiavimo. Kokia stotis graži. Žydė viskas. Tai žodžiu, atvykome į Ruano miestą, Normandijos sostinę. Labai senovinis miestas. Ir šitame mieste gyveno pati Žana d'Arc. Įdomus faktas. Hello, my friends. How are you? I'm fine. Žodžiu, viskas gerai, judam link kur? Katedros pagrindinės miestas. Ok, tada. Ok, sekantis. Super. Tai va, tai tiek būtų žinių iš manęs šiandien. Susimatysime kur? Paryžiui. Super, viskas, čiau. Boom. Eik sau. Wow. Netikėtai. Nesitikėjau tokios pamatyti. Nei daug didesnį negu atrodo kamerai. Prieisim arčiau. Dėl labai geros akustikos viduje dažnai vyksta vargonų koncertai. Tai šita bažnyčia, šita katedra buvo pradėta statyti 14 amžiui. Labai seniai. O tokios siaurumo gatvės. Ir taip visur tokios, vien tik tokios gatvės. Ne, ką, aišku, kad ne visur. Tiesiog tokia dar viena. Tiesiog vat iš lempos. Spėgi, kad toks kadras reiškia. Dar viena katedra. Katedra numeris 3.
Šita jau pagrindinė. O. O dabar ten pačiam gale, kaip matote, yra Ruano astronominis laikrodis. Toksai laikrodis man primena Prahą. Ten irgi tokių laikrodžių keletas yra. Labai panašiai viskas kaip čia. O šitoj aikštėj buvo sudeginta pati Žana d'Arc. Ir dabar čia pastatyta bažnyčia tokia nauja. Eisim turbūt į vidų pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Pavalgėm burgerį, labai skanų burgerį, su bulvytėm ir su viskuo ten labai skaniai gavosi. Tai vat, burgeris 14,50 €. Tai kaip ir viskas, visos lankytinos vietos Ruano aplankytos, beliko grįžti po truputį atgal. Aš jau viešbutį. Pargrįžom atgal su traukiniu į Paryžių, o Paryžiuje važiavom labai ilgai su metro ir galiausiai atvykome į mūsų viešbutį. Tai va, ir mes susitiksim turbūt ryt poryt šiom dienom.